1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Su saulė, su pavasariu, su bet kuo, tegu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose. Pasveikinkit vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Ir tavo rūpesčiai vieną dieną baigsis, tavo gyvenimas vieną dieną keisis, nereikia tavo paso, mano džiaugsmo valstybė, palikit savo liūdesį ramybėje, kai gyveni gerai, kaip tu jauties laimingas, noriu, kad būtum taip amžinai, visą begalybę, kol laikas bėga, kai gyveni. Kažkam esi reikalingas, matai žmonės, tavį pamatą, man dar tokią specialybę, reiškia, su gyvuliukais, tai va. Savotiška reklama, kažkas išeis, žmonėms malonu. Ką manote, teisėja, susipažįstam, aišku, pradžiai su mūsų teisėju ir pasiklaustam jo kategorijos, galbūt mes pakeisime jį ir kažką tai iš salės pakviesime, jeigu netitinka tarptautinio olimpinio standarto. Palaikom, kopūstų komandą! Kopūstai pralaimi, bet ryžto ir nusiteikimo niekados nestokojo. Ir turėdas! Morkas pradeda keisti taktiką. Jie niekur neskuba, nes jie laimi. Oi, 3-1. Morkas labai taktiškai gerai pasiruošė. Kas įdomu jų treneris? Pasiruošė dabar Vytautas Geržna. Naomė. Tokia galimybė ir tiek neišnaudotų galimybių galbūt. Ir dabar kopūstai muša. Ir ištempė savo komandą į priekį. Smūgiuoti ir pasirinkti pirmą smūgiuotoją jaunąją klaipėdietę Austėją. Kur tai buvo toks sumanymas? Kam kilo tokia idėja? Visiems, mes leidom priešininkam pasijusti, įsivaizduoti, kad mes esame silpni, o kai tie momentas mes nuėjom! Užmigdyk budrumo taktiką! Užkandžiauja! Jinai sako labai ėdri yra, bet jinai mėgsta Liepos, pasirodant kopūstą mėgsta! Nu paplojam nugalėtojams. Irgi duodam prizą. Atrakcija, labai įdomi atrakcija. Tokiuką Piroška labai, iš tikrųjų, tai gal ir noriai pradžioje dalyvavo, dabar truputėlį pavargo. Bet šiaip Piroška įdomu. Pas mane Oška tokia, kad jinai mėgsta visokias atrakcijas, visur jas mėgsta važinėti, nebijo mašiną važiuoti, ko puikiausiai įlipa. O pačiai tai labai įdomu. Iš tikrųjų, tai pavargau žiauriai. Labai žadai raudoni, futbolo rungtynės labai sunkios buvo. Labai daug kovojo. Olimpinio deglo įžiebėjais. Paplokime jiems, neužtenka vien tik padrasnočių žvilgsnių, reikia visko. Tai nėra taip jau paprasta įžiebti olimpinę ugnį, o ypatingai. Taigi, pasiruošti, dėmesio, start! Viskas, be kompromisų kovoje, laimi Jolanta. Viskas, Jolanta laimi. Per plauką, nu, paprašyk, sakyk, kop. Sudėtingėja, palaikykit plojimais princesę, jie kaip niekas sunku. Palaikom plojimais.
balionais. Galim. O, yra vienas balionas. O, antras. Trečias balionas yra, nėra. Dar vienas smeigtukas. Bandom. Reikėtų daktarų pažiūrėti. Nu, blostas. Blostą visi tai eina, perina. Oi, ne. Čia kilimas raudonas, raudonas kilimas iš karto būtų veiktas. Vau, eina. Valiau. Laikykit žiūrovai baltukę, nes jinai dvejoja. Ar čia eit, ar čia pasiduot, ar nebedalyvaut. Vis dėlto tai yra olimpiada. Blostas! Palaukit. Nes viskas paprasta. Ir eina blostu. Valio, paplojam, ksavėlį. Sproginėja kulkos. Ir trečias. Bėgam. Vau! Valio! Masas niekas nesubroj. Oi, labai nedaug trūksta. Vau! Yra vienas, paplojam. Vau! Nu ir trečias energija, bet ir loginis mąstymas. Vau! Čiuožia kaip per dailų čiuožimą. Greitai. Kaip tai buvo? Vau! Nėra, per didelį, net žmonė. Taiklioji ranka indėnų draugas Vytautas. Valio! Tobulai keliaujam link. Vau! Pirmą kartą! Paplojam! Nu, Vytautai! Vau! Nu, nemačiau, nei kartą prie vaškos bėgančios. Žinot, Ramygala buvo toksai mūsų kovų laukas. Senai dar tais laikais, kai buvo 20 amžius, gyvenau Panevėžy ir visi buvom, aišku, sportininkai, dziudo, ten karatė ir panašiai. Tai aiškiai, ir dabar jūs tikėsi tokie visi. Tai čia atvažiuodam draugiškai pašnekėti su vietiniu jaunimu, dabar kurie 40 tikriausiai gal dar ir atsimena. Tai va, buvo tokie nepamirštami vakarai. O šitą idėją, kur ir Tomas, ir mūsų yra, mes tiesiog didžiuojamės, kad mūsų krašto žmonės turi tokia išradingą gyslelę. Ir tikiuosi, šita gyslelė jums padeda ir versle, ir ūkyje, žemės ūkyje. Tai va, taip laikyti ir toliau. Ačiū jums už jūsų idėjas. Danguolės Aleliūnienės atstovė yra anūkė, tai mes įveikiam griežtą. O ką, jūs užbėgot? Kur yra austėjai? Kur yra austėjai, gira? Ponas, taip pat Jolanta gauna mūsų vietinės kepybos pyragą ir gauna dovanų. Vytautui Gėkšnai ir Naomiai taip pat prizo įsteigė dovanų maniją. Kas laimėjo pirmąją vietą? Didžiausia užkytė. Jau du žmonės taip Paklausim tų gražuolių, ką na, o sakykit, va šitas bardotas vyras be ragų, kaip jūs manot, kas pirmąją vietą laimėjo? Kokio Ronaldo? Nugalėtojai medaliai mūsų sportininkui. Visiškai nesvarbu. Mes nežinom, kas ten yra.